Sveiki, mėlyjei! Norime pasidžiaugti, kad jau metai laiko, kaip kuriame jums turinį YouTube kanale ir žinoma Instagrame. Taipogi sekite mus, nes tenais dalinamės truputį kitokią informaciją ir daugiau kasdienybę. Tai labai džiaugiamės, kad jau yra 600 subscriberių ir tapome YouTube partneriais. Džiaugiamės, kad mūsų turinys, statybų tema ir vidaus įrengimo yra jums vertingas. Tikrai sulaukėme daug komentarų, daug gerų pastebėjimų ir klausimų ir vieni kitiems padedam ir taip sukuriame šaunią, puikią bendruomenę. Norėtume šiandieną padaryti video metų apžvalgos. Pusės metų galite pamatyti čia, o dabar Mantas papasakos apie antrą pusę, ką pasidarėm. Pradėsime turbūt nuo lauko darbų. Tiesiog, kad nuoseklumą gal lengviau išlaikyti, nors ir buvo jie visą laiką tiek vidaus, tiek lauko, kartais ir vienu metu tam tikri darbai atliekami. Tai išbetonavome priekinės tvoros pamatus, tada susitvarkėme cokolio apdailą, kurį meistrai išklojo trinkeles kieme ir išsibetonavome terasos grindis. Vidaus darbai, tai sekantis, ką darėme, tai buvo sienų glaistymas. Jeigu nesat susidūrę su tuo, tai yra video, Mantas mokino mane glaistyti siūlės, verta pasižiūrėti. Tada nusiglaistę svetainėje ir miegame, pasidarėme molio tinko apdailą tiek sienom, tiek lubom. Aš gal dar noriu pridėti, kad esame tikrai dėkingi mūsų bendruomeniai, kad ir pradėjome šitus socialinius tinklus, nes apie dekoratyvinį molio tinką tikrai nebuvau girdėjusi, nei mačiusi. Galvojame daryti lime wash'o stiliaus dažymą, bet kai pamatėme, kaip atrodo dekoratyvinis molio tinkas, tai buvo vienareikšmiškai šitą, ką darysime. Ir už tą esu labai dėkinga Vijoklių namui. Toliau, ką darėm, tai nusidažėm kitus kambarius, sienas ir lubas. Tai dažyti kambariai buvo tik tais darbo kambariai ir koridorius. Ką irgi rekomenduojame dažant sienas, tai nusidažyti arba sienai pačiai kažkokius gabaliukus, aišku, dar su atskirimis tarpu, arba geriausiai tai būtų gipso gabalą pasiimti, nusidažyti ir taip tada galėsite jūs pamatyti, kaip atrodys šešėliniai tos erdvės dalyje, kaip atrodys apšviestoje arba kur saulė, nes gal yra tiesiog... Tai šviestuvais, tiesiog visus variantus pasibandai. Nes tikrai ženkliai skiriasi, nors atrodo ta pati spalva, bet šešėlyje, šviestuvų apšviestoje ir saulės apšviestoje vietoje, jinai visiškai skirtingai parodo savo spalvas ir atspalvį. Po nudažymo sekė grindų klijavimas, tą padarė meistrai, mes išsirinkome vinilinės klijuojamas grindis. Gal dar pridėsiu, kad taip, tarp video matysite, kad kai rinkomės vinilinės grindis, Mantas planavo jas klijuoti pats, bet atsižvelgiame į laiką, į tai, kiek mums kainuos, kad meistrai sudėtų ir kiek mes darbų pasidarytume patys, kol meistrai deda grindis. Mes šokome lauko darbus darytis ir mums tai labiau apsimokėjo, nes plus ir pirmą kartą būtų Mantas daręs ir tikrai meistrai truko jau apie 2 savaitės, tai mes turbūt būtume trukę apie 2 mėnesius, jeigu patys, nes tiesiog reikia suvesti gražiai ten prie langų, prie plytelių, kur mikrocementai bus ir yra daug tų niuansų, ko nenorėjom rizikuoti. Ypač paruošimas, visas tas išlyginamos sluoksnio išliejimas ir šiaip suvedimas, kaip Neringa sakė, su plytelėm. Šiaip viskas super padarė, patenkinti. Labai patenkinti. Rekomendacijomis dalinamės meistrų Instagrame, tai tikrai, kuom liekam patenkinti, tuos meistrus ar kitai paslaugų teikėjus pasidaliname. Tada sekė baldų montavimas, tai labai greitai sumontavo virtuvę, dabar irgi yra sumontuotas
praktiškai visi baldai, čia, nežinau, užsirašiau savo, kad 90% tiesiog trūksta lovos. 95. Na jo, tiesiog keletos smulkmenų trūksta prie lovos spintelių. Ir vonioji stalviršį. Viskas. Realiai dar kelias smulkmenas pataisyti, ten pakeisti ir panašiai, bet ten labai smulkmenėlės tokios. Tai iš esmės baldai beveik baigti. Toliau duris turbūt. Dalį durų patys čia sumontavom, dalį meistrai. Tai apie duris norėčiau gal truputėlį plačiau papasakoti, kelius niuansus. Tai turime 3 rūšių duris, nematomos ir stumdomos durys. Tai reikia prieš jau montuojant sienų gipso karkasą turėti durų staktas, kaip pasakyti, pačias duris reikia turėti. Jau reikia turėti pačias duris, tam, kad jeigu norim, kad lygiai viskas būtų su siena. Tai būtent su stumdomom ir su nematomom durim taip yra. Tai pačią kasetę reikia, ten iš vis specialūs profiliai montuojasi ir kas įeina į tą kasetę ir sienoje susirenka ir tada pasislepia viskas po gipsu. Šitus užsisakinėjome iš VIP durys, o kitas duris, kurios yra su šešėlinė siūlė, tai iš durys tau. Tikrai rekomenduojame meistrą, nes ir kotedžui užsakinėjome, ir namui, tai vis tiek antrą kartą labai patenkinti likome galutiniu rezultatu. O šito atveju reikia irgi koks yra niuansas. Reikia labai tiksliai pasidaryti staktą iš gipso pačio, nes čia šešėlinė siūlė matosi kantas ir kai duris sumontuoja, kad šešėlinė siūlė nebūtų kažkur platesnė arba siauresnė, reikia labai tiksliai išsigaudyti. Tai tiesiog su lazeriu ir manau, nes su gulščiuku, kokiu esu daręs tą kotedžą, tai po to teko taisyti dar. Tai va, kad nereikėtų taisyti papildomai. Naudami tai iš anksto šitus sprendimus, galite iš anksto meistrus ir informuoti, kokios durys bus ir pagal tai atsižvelgia, jie truputėlį kitaip padarys tą darbą. Be aukšto to paruošimo reikia iš tikrųjų kokybiško. Tada sekė turbūt rozečių montavimą, jungiklių, šviestuvų. Aš manau, kad būtų įdomu išgirsti apie jungiklius. Jungiklius darėmės neįprastus, kur pasispaudžia ir užsifiksuoja padėti jungiklis, nes pas mus yra daug vietų, kur jungiasi iš kelių zonų su perjungikliais, bet mes pasidarėm jungiklius su realiam, kai specialūs jungikliai, kurie kaip skambutis veikia paspaudė ir atšoka. Tokiu principu pas mus junginė šviestuvų ir visą laiką visi jungikliai vienoje padėtyje yra taip. Dar gal kas įdomu, kaip tu tenais per kompiuterį pasižiūri? Tai dar čia kol kas irgi gal nepadaryta, bet visos tos serialės valdomos, ten galima su appsais ir taip toliau, tai tokių biškis smart dalykų, pavyzdžiui, išvažiuoju iš namų ir galima padaryti, kad arba telefonė, kad tiesiog visas šviesas namie išjungi, kad nebūtų kažkur netyčia palikau, arba tiesiog rodo, kad yra kažkur jungti. Tai va čia irgi šiaip su jungikliais ir rozetė mes rinkomės Jungo firmos, tai irgi dėkojame mūsų bendruomeniai, nes sužinojome iš studentų namų, iš kur užsakinėjo ir ženkliai geresnė kaina, tai yra iš tokių vokiečių puslapio, irgi pasidalinę esame savo Instagram'e, galėsite pamatyti, kam bus įdomu, ką reiškia ta bendruomenė statybininkų, kai dalinamės visi naudingom informacijom. Čia vienas iš paskutinių darbų, tai mikrocementas antram vonios kambaryje. Ir kągi mes galim papasakoti apie mikrocementą. Šiek tiek sunkiau dirbti su visom kitom medžiagoms, kuriuom darėm apdailą, tai tiek pats lengviausias iš tikrųjų tai molio tinkas. Rekomenduoju molio tinku, kaip mums sako, nebūtina ten labai stipriai paruošinėti, tiek rekomenduočiau nusiglaistyti gerai siūlės, kad nebūtų susėdęs špaklius ir ten nesimatytų tų siūlių. Tai gerai siūlės nusiglaisti ir dar kokį vieną kartą viską nuglaisti ir tada lengvai prasišveisti. Šveis gal ir nebūtina super labai jau ten, kad stiklas būtų, bet praseit reiktų ir tada šiaip po to labai lengvai viską. Vienintelis dalykas, gal kai dideli plotai, kad reikia jau nemegoti ir kapoti. O su mikrocementu tai užsakinėjame iš Baltic Deco. Nežinome, ar tikrai iš tiesų su visais mikrocemento gamintojais būtų toks pat rezultatas. Taip tai nelikome labai patenkinti pačiu darbu visų kaip vyko. Jo, bet gal įgūdžių biškai trūko dabar, manau... Bet tas ir medžiagų skirtumas buvo, nes užsisakėme medžiagas anksčiau, paskaičiavo netinkamą kiekį, viso ten pritrūko, viso kibiro cielo, visko, dvigubai vėl reikėjo užsakinėti, teko vėl papildomai laukti ir medžiagos kaip dengėsi vienos prieš tai
tai buvo daug blogiau negu po to, kai gavome. Galbūt, ar laikas įtakos? Gal kad pastovėję buvo ilgiau ar kažkas. Šiaip nebuvo iš tikrųjų toks baisulinis skirtumas, bet su šviežia ta medžiaga buvo tikrai daug greičiau, lengviau dirbos. Bet bendrai likom nusivylę Baltic Deco ir konsultantais, nes daug buvo kliurkų. Kas dar? Dar šviestuvas, šiaip užsakinėjom, pakabinam šviestuvus, tai priglaistomi buvo šviestuvai, kas irgi gal su šviestuvais svarbu yra, kad kuomet darote priglaistomus šviestuvus, tai juos jau reikia įsimontuoti, dedant gipsinės lubas. Ir ką anksčiau dar irgi galvojom ir dabar pasidomėjau, kad yra jau pasikeitę, kad kuomet daromos įtempiamos lubos, tai priglaistomi šviestuvų negalima daryti. Dabar seku vieną įtempiamų lubų meistrą, tai pasirodo, kad įmanoma tą padaryti yra. Tiek ir bėgelius magnetinius padaryti priglaistomus. O priglaistomas šviestuvą tada gaunasi, kad patį tą gipsinį sumontuoja ir atvelka. Jau aš čia tikrai nežinau, kaip ten padaro, gali pasikontaktuoti ir pasiklausti, bet tai yra įmanoma. Galbūt ne visi meistrai ir ne visos firmos dar tą sugeba, bet yra toks žmogus, kuris sugeba tą padaryti. Tai apie pakabinamus šviestuvus užsisakinėjome visus iš AliExpresso, likome šiaip labai patenkinti, tikrai tiek kainos, tiek kokybės atžvilgio, kas gal nustebino, nesitikėjome, tai buvo išmuitinimo, kad reikėjo, bet čia viskas, kas virš 150 eurų iš kai užsisakinėja, tai būna, paskaičiuoja. Irgi dalinamės Instagramą, išmuitinimo įkainiais, kokie buvo, bet bendrai vis tiek pagalvojus už 6 šviestuvus sumokėjome 1200 eurų, tai čia aš sakyčiau, kad tikrai yra labai gera kaina, lyginant su Lietuvos rinkos pasiūla. Tai kitas dalykas, kad kai viršita 100 eurų, vis tiek pačiam AliExpress rašo kainą plus PVM, ją rašo didesnė, tu moki mažesnė, tik tai jinai nėra tiksli, nes dar už pačią išmuitinimo procedūrą turi susimokėti keliasdešimt eurų, ten, man atrodo, 20 ar 30 eurų, galbūt už šviestuvo kažkas tokio. Iš esmės, AliExpress pačiam kaip ir teisingai tą kainą rašo, tik tai keli dalykų neįvertina pačią išmuitinimą. Okay, tai apžvelgėme, ką padarėme per šitus metus. Jau įsikraustę savo naujose namuose, gyvename, jau beveik ir baigiam prisijaukinti juos. Taigi, kokie dabar darbai liko mums, mielas man? Tai gal net ne darbai, dabar čia kas dar greitai atkeliauja, tai sofas ir turbūt už kokio mėnesio valgomojo stalo kėdės. Įdomus faktas, kad sofą laukiame, tai 2 mėnesius užsakinėjome iš Inside Matters. Tai pasižiūrėsime, kokia ta kokybė bus. Labai įdomu, nes jie labai nauji yra rinkoje, bet turėjo būtent tokį variantą, kokį norėjome, o kėdės užsakinėjome iš Eastbaldų. Tai teko laukti ir laukiame 3-4 mėnesius. Tai kovo pabaigoje turėtų atkeliauti jau. Dar su užuolaidomis, atkeliavo jau irgi iš AliExpresso, ne? Jo, vieną elektrinį bėgelį užsisakėm prie terasos durų, kad tiesiog būtų, ten dažniausiai tiesiog turbūt bus palikta dienos metu atidaryta, vakare gal užsidarys, ten tiesiog bus suprogramuota laikai, kad nereiktų pastoviai čiupinėti ant užuolaidų. O kitus per svetainę tai paprastas. O kitus jo, kiti paprasti bėgeliai. Nes neplanuojama išjudinti. Jo, tiesiog bus laik turbūt uždaryta dieninės. Užuolaidos irgi jau yra už mėnesio laiko, jau irgi atkeliaus svetainę mūsų, papuoš ir tą aidą sumažins, tikėkimės. O šiaip daugiau kitur užuolaidos, tai miegamajame yra medinės žaliuzės juodos, Lėjos kambaryje yra romanetės ir katilinėje yra irgi taipogi medinės žaliuzės juodos. Įdomus faktas, ko nepagalvojau. Kažkaip visuomet, kai renkiesi, žiūri iš vidaus, kaip atrodys bendram vaizde. Bet ką pastebėjau, kad katiliniai būtent, mūsų yra rudas rėmas ir mes įdėjom juodas. Tai taip džiaugiuosi tuo pasirinkimu, nes iš tiesų iš lauko pusės tu net nesupranti, kai jos uždarytos, kad tenais yra medinės tos žaliuzės. Nes buvo irgi pas mus diskusijos su Mantu, Mantas norėjo rudas. Aš sakau, kaip būtų rudas taip negražiai, kažkaip susilieja, toks rudas plėmas visas. O dabar, kai juodas, tai tas rėmas ir toliau išiškėja, o stiklas tiesiog lieka toks juodas. Sekantis darbas, tai pradėsim garažos sandėliukų ten išdažyti, valikė, nieks nepadaryta, dar iš tikrųjų glaisti, dažyti. Čia mes medžiagų turime, išsivalėm vakar.
garažą ir visai motivacija pakilo, kad reikia judinti šitą vietą jau. Jo, ir plytelės nupirktas, viskas paruošta, tai reikia tiesiog pasidaryti. Da, turbūt mūsų vonios kambarį reiktų irgi pabaigti, kai sulauksim stalviršio, tai irgi stiklas jau nupirktas, technika visa irgi supirkta, reikia tiesiog sumontuoti. Dar kas labai norėtų pasidaryti kuo greičiau, tai plintusai visur, kurie galvom, kad čia dabar jau pulsim daryti, bet dar visą atidėliojam. Nes netrukda gyventi, ne? O po to šoksim į lauką jau, kai oras leis. Sekantis darbai, tai laistymo sistema, visą elektrą iššvedžiot apšvietimams. Žolytę pasisodinti. Ir terasą gal žiūrėsim jau pagal finansus, nes jau paskola baigėsi. O jeigu viskas gerai, finansai leis, dar šiemet bandysim tada stogą užsidengti ir plyteles susidėti. Dar namo pridavimas valiko. Tai būtų puikus metai. Tobuliausias variantas. Tada liktų realiai tik tai priekinė tvora, turbūt ir augaliukai ir su kiemu turbūt būtų kaip ir viskas. Jo, tada reiks naują projektą. Tada laukiam finansavimo naujiems projektams. Tai iš tiesų liko jau labai nedaug. Tikimės, kad ir toliau bus įdomu ir naudinga stebėti mūsų visą eigą. Tikimės tikrai ir toliau, kad šita informacija bus įdomi ir sekėjų skaičius augs ir dalinsitės su draugais, pažįstamais, kam yra aktualu ir įdomu tokie dalykai. Ir žinoma, nepamirškite mūsų sekti Instagrame ir YouTube. Laukite kitų mūsų darbelių. Iki. Iki.